Girdi, bet jie negirdi. Kodėl negirdi? Oficialiai jie negirdi, juk mes jas kviečiam. Kodėl neteina? Todėl, kad čia jų yra taktika. Kiek yra įmanoma negirdėti, nematyti. Nesileisti diskusijas jokias. Nesileisti diskusijas, į kokias diskusijas, apie ką jie gali pasakyti. Jie negali pasakyti. Va tie populistinius dalykus tai naudoja labai. O žmonės apkaltinti, kad bus referendumas, kad būtų populistinis. Ir čia, dabar tiesiog susireikšmimas toks didelis, kad čia jų Lietuva. Ir dabar pažiūrėkite. Matot, kas čia darosi? Tas referendumas šeštadienį vyks. Sekmadienį. Sekmadienį, atsiprašau, sekmadienį vyks. Kiek įmanoma, aš jau nesakau, kad jau jie kviečia boikotuoti tą referendumą. Žmonės gauna kvietimus ateiti į balsavimus. Jie nežino, dėl ko balsuoti, ten juk neužrašyta nieko. Man klausė asmeniškai žmonės. Įsivaizduojat? Ne tai, kaip tenai buvo prieš Europos parlamento rinkimus. Prabūskit, ateikit. Nežino. Jie mykiša, jie nieko nežino, jie nesupranta žmonės. Bet klausykit, ar boikotuoti, kviesti čia ne įstatymų pažeidimas? Aš truputį atsiprašysiu, tą klausimą sugrįšim, skambina mums Vytautas iš Viešakio Rūdos. Klausome, Vytautai. Labas rytas. Sveiki. Puikiai laida ir žinote, dabar vienas pagrindinis dalykas pagalvojau apie tai, kad jau kiek straipsnių Seimas, politinės partijos jau yra pakeitę ir dėl žemės, ir dėl kitų. Nors konstitucija nuo 93 metų be referendumo draudžia keisti Seime įstatymus. Ir dar toliau galiu pasakyti, kad, sakysim, konservatoriai, ne tik jie visos partijos skleidžia antikonstitucinius pareiškimus, sakysim. Toks yra jų tarpe Vytautas Sinkevičius. Jisai save vadina konstitucijos teisės specialistu, buvęs konstitucijos teisės teisėjas. Jie taip kaip ir kurys. Lygiai taip pat elgiasi, jie keičia taip, kaip partijom reikalinga. Partijos jį uzurpavo konstituciją. Sakysime, priimdamos įstatymą palankų savo politinių partijų, nepriėmė kitų įstatymų. Štai kur yra antikonstitucijai veiksmai. Ir jie yra priešiški tautai. Ir juos reikalinga šitas visus partijas Seimo narius patraukti atsakomybėn. Tačiau kokia jėga tai padarys. Tai štai, sėkmės.